Sveiki, mėlyjeji. Paskutinėmis dienomis, savaitėmis truputėlį daugiau laiko skiriu jūsų labai dažnam klausimam apie energijas. Kodėl viskas šiaip gyvenime labai daug atsiremia į jūsų resursus, į jūsų energijas. Turit jos ar ne? Tai pakalbėkime truputėlį iš kitos pusės, iš hierarchinės pusės, o kurgi gali būti šiokia tokia netvarka, dėl ko pas jūs trūksta energijos. Taip? Tai reiškia, kad trūksta energijos sveikatai atstatyti, finansams trūksta uždirbti ir panašiai. Tai aš jums pateiksiu labai paprastą pavyzdį. Štai čia yra. Visada reikia pradėti nuo vyresnės kartos. Sakykime, čia yra jūsų tėvai, čia esate jūs, sakykime, su partneriu, čia yra jūsų vaikai. Taip. Ir jei visos šitos rolės yra vietoje, tada yra viskas tvarkoje. Bet jeigu savo gyvenime, savo rutinoje, kasdienybėje, sprendimuose jūs perimate kažkieno kito rolę, automatiškai jūsų energija pasidaro atitinkama. Jeigu trumpai, tarkim, jeigu trūksta sveikatos arba kas dažniausiai įtakoja trūksta finansų, taip, į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Na, štai, dažniausiai aktualu aš, ir sakykime tai, kas vyksta mano šeimoje. Ir jums, jeigu jūs išėjot iš tėvų, jums jūsų šeima turėtų būti pirmoje vietoje. Tai nereiškia, kad mes turim pamiršti tėvus, visiškai jais nesirūpinti ir nepadėti, bet pirmi visi resursai tai yra mano šeimai, nes mamos energetika maitina vaikus. Dažnai nuo mamos resursų, tiek kiek jinai yra pailsėjus, laiminga, pripildyta ir panašiai, priklauso vaikų sveikata, emocijos ir panašiai. Taip. O tėtis savo rūpešių pripildo mama vaikus. Kaip dabar yra su tėvais? Taip, su tėvais, paskui ir su seneliais. Jeigu šitoje vietoje, šitame burbule yra viskas tvarkoje, niekas nepažeista, taip, padedame ir rūpinamės tėvais tada, kada iš tikrųjų rūpintis mes galime, kada viskas yra tvarkoje, taip. Jeigu mes pirmiausia rūpinamės savo tėvais kaip mažais vaikais, taip, ta prasme, kiekvieną dieną skambinam, kiekvieną dieną rūpinamės, kiekvieną dieną už juos priimam kažkokius sprendimus, sprendžiam jų problemas, registruojam pas gydytojus, pastoviai kažkur kažką darom. Taip, kaip yra, kai yra būtinybė, mes apie tai nekalbam. Bet tai, kai tampa, ta prasme, tėvai yra įgalūs, tėvai yra šviesaus proto, tėvai yra atsakingi už savo gyvenimą, visko jiems pakanka, bet tiesiog yra tokia būtinybė, galbūt šiek tiek manipulacijos arba reikalavimo, kad vaikai turi pastoviai rūpintis suaugusiais, pabrėžiu, sveikais tėvais. Taip, kas tada vyksta? Tada vaikai, kadangi rūpinamasi kaip vaikais, jūsų tėvai pereina į jūsų vaikų vietą, kuriais jūs rūpinatės kaip vaikais, taip. O vaikai pereina į jūsų tėvų vietą. Kas tuo metu vyksta? Kadangi energija teka štai tokiu būdu nuo vyresnės kartos žemyn, taip, tai kas tada yra? Jūsų vaikai įgauna savo senelių energiją. Tai reiškia, kad ir jų sveikata bus, atitinkama. Taip. Tai nėra paradigma, paimam visus atvejus ir visiems apie vieną. Kiekvienas atvejis yra individualus, bet aš pačią tokią bazinę schemą, kaip iš tikrųjų vyksta tas energijos pasiskirstymas. Taip. Vaikai pereina tada į senelių vietą ir jų energetika yra kaip senelių. Toks yra momentas. Ir tada jūs visą savo laiką, energiją ir labai daug savo resursų atiduodate savo tėvams. Štai taip sutrinka energijos paskirstymas, nes iš tikrųjų tėvai turi pripildyti savo vaikus, vaikai savo vaikus. Taip.
Gerai, toliau. Tarkim, ateina pas mane užklausėjas, tarkim, dažnai vyrai ateina dėl finansų ir sako, pas mane kažkas ne taip su finansais. Iš karto klausimas, o kaip vyksta su, iš kur vyras, sakykime, ima finansus, taip? Šiaip vyrui imti pinigus iš savo moters irgi hierarchiškai yra nelabai gerai, taip, bet tai nėra tokia blogybė, kaip, sakykime, pastoviai imti pinigus iš mamos. Kas tada vyksta? Vyras, kuris pastoviai, taip, mama gali padėti, jeigu jinai nori, jeigu jinai turi resursų. Bet kai vyrui tai tampa pagrindinis šaltinis pragyvenimo, galbūt jis gyvena pas mamą ir paskui skundžiasi, kad nesusiranda žmonos, galbūt jisai labai didelę finansų dalį pasiema savo, nes mama amžinai rūpinasi savo suaugusiu sūnum kaip vaiku. Ir kas tada gaunasi? Šitas suaugęs vyras pagal hierarchiją ir pagal modelius iš tikrųjų jo viduje gyvena mažas vaikas. Taip? Tai žmogus turi, sakykime, 30-40 metų separacija seniai įvykusi, taip, bet viduje jisai yra mažas vaikas, kuriam visada reikia mamos. Kas tada vyksta? Ar pas vaiką bus brandi, harmoninga šeima? Kažin. Ar pas mažą vaiką bus dideli projektai ir pinigai, kuriais jisai galės disponuoti, būti atsakingi už juos ir panašiai? Greičiausiai ne, todėl kad viduj, nesvarbu kiek jie metų, pas jį viduje gyvena mažas vaikas, kuriuo visada turi rūpintis kažkas, taip. Yra štai vienas toksai momentas. Kitas dalykas, kai galbūt šalia tokio vyro, arba tarkim, jeigu tai yra moteris, taip, ir santykis į vyrą, vyras su žmona, jeigu mes kalbame apie brandžius santykius, turi stovėti vienam lygmenį. Tėvai visada stovi aukščiau, partneriai visada stovi vienam lygmenį, vaikai visada stovi toj paskutiniai grandyje. Tai štai, tai dabar yra toksai momentas vėlgi. Jeigu vyro viduje gyvena mažas vaikas, šalia jo visada atsiduria žmona per brūkšnelį mama. Ir jeigu mes, moteris, su savo vyru elgiamės kaip su mažu vaiku, neleidžiam jam suaugti, surenkam jo kojines, ištisai atnešam šakutę ir peilį prie lėkštės padedam, rūpinamės jo problemom, registruojam pas gydytojus, stengiamės pagerinti jo nuotaiką ir panašiai. Kai yra harmoningi, subalansuoti santykiai ir daryti vienas kitam kažką malonaus, tai yra normalu. Bet kai tai tampa tiesiog, moteris jau tampa ne moterim, nes vyras, būdamas vaiku, nežino, kaip patenkinti moteris lūkesčius, neuždirba pakankamai, kad investuoti į savo žmoną. O jūs turbūt žinot, kad vyras, kuris pildo žmonos norus, visada finansiškai turės 50% daugiau. Tam, kad dar daugiau norų užpildytų ir dar galėtų pakelti savo finansinę energiją. Taip, tai yra toksai momentas. Tai vat, kai mes, moteris, skundžiamės irgi, kad resursų neturim ir ta prasme ir pavargę ten ir panašiai, tai greičiausiai šalia mūsų irgi štai yra štai toks variantas. Ir tai dažnai irgi rodo apie kažkokias vaikystės traumas ir panašiai, kažkokius nepatenkintus irgi poreikius kažkada. Ir štai tokie modeliai arba buvo matymas, kai mama, kai jinai buvo maža ir mama rūpinosi taip tėvu ir tas modelis perneštas į šeimą ir panašiai. Taip, ir tas toksai jautriausias dar klausimas, kai labai daug ateina
moterų. Dar tiesiog pabaigsiu tokį akcentą, kad būna ir taip, kada moteris, kuri turi irgi neišspręstų daug momentų ir turi mažos mergaitės kažkokių traumų, irgi, sakau, nepatenkintų lūkesčių, irgi joje gyvena mažas vaikas, taip, vaikas, kuris turi labai daug pretenzijų. Pretenzijos dažniausiai būna skirtos tėčiai, bet kadangi mergaitės labai dažnai išsirenka partnerius, kurie yra panašus į tėčius, tai tokiu atveju ir santykiuose gali būti labai daug pretenzijų, labai daug nesutarimų, disharmonijos, todėl, kad tam tikrus santykių dyglius, kuriuos reikėtų, arba nesutarimus, kuriuos reikėtų būtent išspręsti su tėčiu, šita maža mergaitė suaugusios moters viduje bando išspręsti su savo dabartiniu partneriu ir dėl to gali kilti įvairiausių nesklandumų. Ir dabar tokia paskutinė, tokia labai trumpa, toks trumpas momentas, ką tikrai reikėtų užakcentuoti, tai būtent, kai klausia apie vaikus, vaikų ligas ir panašiai. Tai esmė yra tokia, jeigu mama viduje yra laiminga, pailsėjusi, išpildžiusi savo lūkesčius, iš principo, jeigu tai yra laiminga moteris, jinai pilna resursų, tai tokiu atveju jinai labai stipriai pripildo savo vaiką, ir vaikas, kaip taisyklė, būna daug sveikesnis. Mes nekalbame apie tai, kai vaikai iš viso niekada nesirga. Tokių vaikų iš principo turbūt nėra vien todėl, kad vyksta vis tiek ir socializacija, ir veikia visokie natūralūs, ir fiziniai, ir pasauliniai visokie momentai. Bet mes kalbame apie rimtus, pastoviai besikartojančius susirgimus. Taip? Tai iki 5-6 metų mes labai žiūrime, o kaipgi jaučiasi mama. Kas buvo, kai jinai laukėsi vaikelių, kas buvo, kai gimė vaikelis, kas buvo pirmą, sakykime, tą labai svarbų pusmetį, kai gimsta vaikelis ir panašiai. Taip? O kas mamytė pripildo, padeda jai jaustis laiminga? Aišku, jos partneris. Taip? Tai va. Ir tada, kada nesutaria partneriai, taip, vaikas gaunasi, žinot, yra toksai trikampis, taip, kai partneriai barasi, nesutarė, dar kažkaip tai gadina viens kitam gyvenimą ir panašiai, kenčia visada silpniausia grandis. Ir jeigu šeimoje yra 2 ar 3 vaikai, visada galima šeimos atmosferos tą momentą pastebėti ant pačio jauniausio, pažeidžiamiausio vaiko. Jo emocinė būsena, jo fizinė būklė, lygos visokiausias ir panašiai, dažniausiai yra matomas ant vaiko. Taip, šitoj vietoje labai daug kas nepriima, ypač moteris arba kartais ir tėčiai, kad čia dabar kaltinimas kažkoks. Ne, tai yra ne apie kaltinimą, tai yra apie atmosferą. Mes esam labai visi skirtingi, atėję iš labai skirtingų šeimų, turintys labai skirtingus modelius. Niekas mūsų tais dar tarybiniais sovietiniais laikais ir apskritai po to dar tikrai niekas čia apie tuos sąmoningumus drąsiai nekalbėjo ir mes tikrai daug kas neatidirbę esam visokiausių momentų ir panašiai. Taip? Bet esminis dalykas, net jeigu jūs neatidirbat, net jeigu jūs laiko neturite terapijoms ir panašiai, esminis dalykas, o kaip mes, kiekvienas ir moteris, ir vyrai, kaip mes iš tikrųjų jaučiamės viduj. Be melo, be kaukių. Gerai mums ar negerai mums, kodėl mums negerai, ką mes dėl to darom, taip? Ar permetam atsakomybę, kad čia tėvai tokie buvo, taip? Ar kad čia vaikai auga ir vaikai tas disharmoniją įneša, ar partneriai kažkuom kalti, kad čia jūs ar jis yra nelaimingi ir panašiai. Atsakomybė už save, tai yra tiesiausias už savo gyvenimą, už savo mintis, žodžius, yra tiesiausias kelias į harmoningą ir laimingą gyvenimą. Tai šį kartą
vasaros ritmu. Štai toks įrašas, jeigu buvo naudinga, džiaugiuosi. Taip pat visada laukiu jūsų pasiūlymų, apie kokias temas reikėtų pakalbėti garsiai. Ir visiems linkiu šaunios, galbūt netokios karštos likusios vasaros, gerų emocijų ir kuo daugiau atsakomybės už save.